Gerbiamas daktarė, kovas yra žinomumo apie žarnyno vėžį mėnuo. Visas mėnuo skiriamas vienai ligai. Paprastai ligai skiriama viena diena. Kodėl toks dėmesys šitai ligai? Pasaulio sveikatos organizacija nutarė skirti padidintą dėmesį informuotumui apie storosios žarnos vėžį, kadangi tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje storosios žarnos vėžys yra trečia priežastis pagal dažnumą, dėl kurio nuo vėžinių susirgimų miršta žmonės. Lietuvoje kasmet diagnozuojama apie 1600 naujų žarnyno vėžio atvejų. Ir tik tai 40% pirmoje, antroje stadijoje. Apmaudu, tiesa? Apmaudu, bet šitas galimybės išvengti arba pagerinti vėžio gydymo išeitis mums suteikia įvairios skrininginės programos. Lietuvoje nuo 2009 metų veikia ankstyvo storosios žarnos vėžio nustatymo programa. Kartą į 2 metus šeimos gydytojas gali paskirti testą slaptam kraujo išmatose nustatyti ir jeigu tas testas yra teigiamas, tai yra jeigu nustatomas kraujas, o tas yra maždaug 7% tyriamųjų, jiems skiriama diagnostinė kolonoskopija. Tai yra diagnostinis žarnyno tyrimas, kurio metu galima nustatyti tiek vėžį, tiek priešvėžinės būklės, tokios kaip polipai. Pašalinus polipą galima užkirsti kelią vėžiui. Netgi jeigu šitos programos metu yra nustatomas vėžys, žmogui, kuris dar neturi jokių skundų ir simptomų, tas vėžys paprastai būna ankstyvos stadijos ir visiškai pagydomas. Mūsų centre programa prieinama visiems besikreipiantiem. Kolonoskopija su bendrinė nejautra atliekama tokiu būdu, kad pacientas nejaučia jokių nemalonių jutimų, yra atliekama visiems nemokamai, tiek nejautra, tiek kolonoskopija. Prieinamumas pas mus yra geras, nes paskambinus į registratūrą dažniausiai 1 ar 2 savaičių bėgyje pacientas būna užrašomas. To mėnesio prasmė ir mūsų pokalbis su jumis galėtų žmonėm, kurie yra nuo 50 iki 75 metų amžiaus, duoti impulsą nueiti pas savo šeimos gydytoją ir paprašyti, kad jiem duotų slapto kraujo testą ir jo pagrindu jie žinotų, ar jų grėsmė susirgti vėžiu yra didelė ar ne. Ir jūsų centre su gydytojo siuntimu? Taip, į mūsų centrą turi žmogus kreiptis su šeimos gydytojo siuntimu, kuriame yra parašyta, kad slapto kraujo testas yra teigiamas. Taip pat, kadangi pas mus tyrimai daromi su nejautra, reikėtų, kad žmogus turėtų savo elektrokardiogramą ir bendrą kraujo tyrimą. Ir, aišku, jeigu serga kokiom sunkiom lydinčiom ligom, tas irgi turėtų atsispindėti siuntime. O nepatenkantiems į programą, jaunesniems ar vyresniems, kokie požymiai turėtų paskatinti tartis su gydytoju? Jauni žmonės iš tikrųjų storosios žarnos vėžiu serga retai. Ir jeigu nėra šeimoje buvusių susirgimų žarnyno vėžiu, tikimybė, kad jaunas žmogus susirgs, jaunas tai iki 50 metų, kad susirgs žarnyno vėžiu yra nedidelė. Tačiau, žodžiu, žmogus, žinodamas, kad jo pirmos eilės giminaičiai, ypatingai jeigu jaunesni kaip 60 metų yra sirgę žarnyno vėžiu, tai reikėtų žmogui pasitikrinti dar prieš pasiekiant 50 metų ribą. Vyresni žmonės tiesiog turėtų, kaip jūs ir klausėte, atkreipti dėmesį į atsiradusius naujus nusiskundimus, kurių seniau nebuvo. Pirmas iš jų tai būtų tuštinimosi įpročių pasikeitimas. Jeigu, žodžiu, tas tuštinimosi įpročių pasikeitimas trunka ilgesnį laiką, bent kokį mėnesį, žodžiu, ar viduriai labai užkietėja, ar pasidaro laisvesni, ar kaitaliojasi tai kieti, tai laisvi, tai jau būtų požymis, kad reiktų išsitirti žarnyną. Kiti svarbus požymiai yra kraujas su išmatomis. Taigi, kas mūsų žarnyno geriausi draugai? Pirmiausia, kas yra priešai. Priešai tai yra
nutukimas, rūkymas, alkoholio gėrimas. Jeigu nutukimas ir hipodinamija yra priešai, tai priešingai aktyvus gyvenimo būdas, sportavimas palankiai veikia žarnyno būklę.